Zdarov. Labadiena. Aš čia dėl renginio atėjau. Taip supratau, prašom, visi sėskite. Aš esu Tomas Rubytė. Aš esu Aušra Sinskaitė. Malonu. Vat pasiėmiau savo cigaką. Sveiki, mėlieji studentai. Esu Julijona iš Balbieriškio, aktyvi lietuvių kalbos sergėtoja ir gynėja. Šiandien jums padėsiu suprasti, kokias gi klaideles daro šios merginos. Taigi, visų pirma, zdarov tai nėra tinkamas pasisveikinimas atvykus į oficialų pokalbį. Geriau sveikintis laba diena. Ši šviesiaplaukė gėda, bet neteisingai sukirčiavo savo pavardę. Turėtų būti ne Jasinskaitė, o Jasinskaitė. Vot, taip pat yra svetimybė atkeliavusi iš rusų kalbos. Geriau ją keiskime štai arba va. Na ir žodis civekas, prašyčiau, tai juk žargonybė. Turėtų būti gyvenimo aprašymas. Pažiūrėkime. Esate iš Kretingos, jums 19 metų, matau esate veikli ir sakote, jie gebate organizuoti renginius. Nu jo, normaliai varau aš ten, esu surengus belen kokių performansų, tūsų, pažįstu daug Lietuvos divų. Tai turite daug pažinčių. Tai karoč tą ir norėjau pasakyti. Pakalbėkime apie reikalus. Artėja mūsų įmonės menedžerių kalėdinis vakarėlis. Taigi aš norėjau jūsų paklausti, ką jūs mums galėtumėte pasiūlyti? Turėtumėme sakyti ne iš Kretingos, o iš Kretingos, nes lietuvių kalboje raidė O visada turi riestinio kirčio ženklą. Normaliai varyti, kas čia per naujadaras, negalime sakyti šios konstrukcijos. Na ir beje, žodį normaliai turėtumėme kirčiuoti normaliai. Dzūkiškoje tarmėje beje naudojama žodis belekaip, reiškiantis bet kaip. Tačiau įmantrieji Kauno gyventojai nusprendė šį žodį pakauninti. Ir jiems gavosi belenkaip. Na, o šio žodžio reikšmė šiame kontekste būtų tiesiog labai gerai. Tūsas jaunimo mėgstamas pasilinksminimo sinonimas. Išvertus šį žodį, jo reikšmė paprasta. Vakarėlis arba diskoteka. Diva, geriau sakykime, gražuolė arba primadona. Na ir visų taip mylimas karočią. Tai taip pat svetimybė kilusi iš rusų kalbos. Jo reikšmė trumpiau ar vienu žodžiu ir panašiai. Aš galiu suvairuoti patalpos, muzikantą, jei norėsit ir reikės, bus vedėjas. Žodžiu, bus daug mūčikų ir neunkių. Taip, supratau, o ką galite pasiūlyti dėl muzikantų ir vedėjų? Kadangi pažįstu daug žvaigždžių, tai turi didelį pasirinkimą. Jei norėsit, galėsiu atsiųsti listą vėliau. O tai dėl vedėjo jūs norit bičio ar panos? Mums neturi reikšmės. Tada koks pointas kvies daugiau employerių, jeigu aš ir pati galiu viską pravesti. Viskas aišku, man jau dašuto, ko jūs iš manęs norit. Ir kaip dėl babkių. Na ir bloga padėtis čia pas mus. Visų pirma, menedžeriai. Lietuviškas atitikmuo būtų vadybininkas. Suvairuoti, jo prasmė turėtų būti gauti, įgyti, surasti ar parūpinti. Bumčikai tai tranki muzika. Na, o neonkės tai tiesiog neoninės šviesos lempos. Svetimybė iš anglų kalbos listas, tai lietuviškai reiškia sąrašas. Na ir koks bičas ir pana? Studentai, juk mes esame vaikinai ir merginos. Taip pat svetimybė iš anglų kalbos atkeliavusi pointas lietuviškai reikštų tikslas arba priežastis. Employeriai. Kokie employeriai? Juk mes tiesiog galime sakyti darbuotojai. Na ir kai kalbame apie renginius, pavyzdžiui, pravesti renginį, mes kalbame netaisyklingai. Turėtumėme sakyti tiesiog vesti renginį. Na ir dašilo ar dašuto, šis priešdėlis atkeliavęs iš rusų kalbos taip pat lietuvių kalbai visiškai netinka. Jį galime keisti priešdėliais ap, į ar pa. Na, o tiesiog šiame kontekste mieloji Aušra norėjo pasakyti Tomai, jog jį ją visiškai suprato. Na ir visų taip mylimas žodis babkės. Kokios dar babkės? Juk yra litai, pinigai.
Taigi, dėl pinigų mūsų renginio biudžetas turėtų būti apie 12 000 litų. Ar išsitektumėte? Nu, už tiek šaibų gerą balių galiu susukti. Tada gerai. Štai mano vizitinė kortelė. Tai kitą savaitę susitiksime aptarti viską plačiau. Gerai, Okis. Aš jums pasuksiu. Viso geriausio. Ach, tos merginos. Kokios dar šaibos, jos čia iš mafijos gal kokios. Tiesiog lietuviškas atitikmuo būtų tūkstančiai, na arba kitaip pinigai. Susukti baliaus mes niekaip negalime, todėl šiame kontekste tiesiog sakykime, jog suorganizuosime balių arba renginį. Na ir svetimybė okei, Okis. Kodėl mes taip šnekame, jeigu galime gražiai sakyti gerai? Pasukti. Aušra turėjo omenyje, jog ji paskambins Tomai. Ačiū.